Sveiki, sveikinamės iš parduotuvės Ilgės ir šios dienos tema – laukinis šilkas. Aš kalbėsiu apie japonišką laukinį šilką, kurį mes turime ir kuriuo mes prekiaujame. 100 gramų jo yra 1700 metrų, jisai yra vienagijis, tačiau dabar apie svarbiausias jo savybės. Mūsų prekiaujamo laukinio šilko pavadinimu Trisilk pagrindinės savybės. Jisai yra nekandantis, tikrai bus švelnus ir tinka ypač jautrią odą turintiems žmonėms, netgi kūdikiams. Jisai yra termoreguliatorius, jisai yra labai švelnus, tačiau jisai kartu yra ir labai plastiškas. Tai reiškia, kad jisai priglus prie kūno. Jisai glamžosi, matot, jisai glamžosi ar ne? Tai tiesiog jo visos pagrindinės savybės, bet kaip pakeisti, kad jisai nesiglamžytų, tuoj mes apie tai ir pakalbėsime. Jeigu mūsų suplanuotas projektas mezgimui yra iš vieno pačio laukinio šilko, kas tikrai yra populiaru ir tikrai yra daug mezgančių iš vieno pačio, nes dievina šitą sudėtį ir šitą švelnumą arti kūno, tikrai galima megzti. Aš manau, jūs matot, kad šitas pavyzdėlis lyg neskersuojais pas manęs, nors mūsų šilkas yra vienagijis, tačiau pridėjus prie jo kitokius siūliukus būtų galima išgauti tam tikras kitokias faktūras. Šiuo atveju yra megzta iš 3 gijų, jisai puikiai palaiko raštą, aišku, formos jisai nepalaikys. Tačiau norint, kad jisai palaikytų formą, mes galime pridėti merino. Tokiu atveju pasirinkimas gali būti įvairus. Jūs galite dėti 1 giją laukinio šilko, 1 giją merino, jūs galite 1 giją laukinio šilko, 2 gijas merino, jūs galite dėti 1 giją laukinio šilko, 3 gijas merino ir viską galima daryti atvirkščiai, priklauso nuo to, kokio standumo ir formos palaikymo norite jūs turėti gaminį. Iš šito 1 gijos merino, 1 gijos laukinio šilko puikiai mūsų vasaroms bus tinkamos bliuskutės, kūdikiams bodžiukai gali tikti, tiesiog, aš manau, viską pasako 2 tokie pavyzdžiai, kurie ir apibūdina, ką mes galime nusimegzti. Megztukui jisai bus per lengvas, nes jisai yra labai toks ploniukas, lengvas ir čia yra megztas su 2 numeriu virbaliuku. Visų šitų storių mūsų pramegzti pavyzdėliai tiktų lietuviškų vasarų rūbeliams, bliuskutėms, kūdikiams, megztukui, sakykime. Tik aišku, aš pagalvočiau apie tai, jeigu aš turėčiau megztuką užsakstomą, ką pridėti atnarų dalyse, kad jisai palaikytų formą ir jisai nebūtų toks, iš vis plastiškas ir labai krentantis ir visa kita. Tačiau jo savybės termoreguliuojančios labai atitinka lietuviškų vasarų sezoną ir bus labai tinkamos. Taip pat laukinį šilką galima megzti ir su visais kitais siūliukais mūsų turimais, su prestižu, su reine, sakykime, galima megzti su indiana, čia yra labai daug pavyzdėlių pramegzta visokiausių ir tikrai neblogai atrodo ir švelniai ir neblogai atrodys.